Sveiki visi, jūs žiūrite 13 HTML ir CSS pamoką. Na ir šioje pamokoje pratęsime darbą su stiliais ir, iš tiesų atsiprašau, kad gan ilgą laiką nekūriau šių pamokų, ir apskritai kitų pamokų kaip Python, bet iš tiesų nebuvo laiko ir, visgi vasara ir panašiai, bet dabar radau šiek tiek laiko ir galiu skirti, kelias pamokas, sakykime, laiko kelioms pamokoms ir nusprendžiau, kad reikia padirbėti su HTML ir CSS pamokomis, kadangi, jų yra mažiausiai ir tiesiog reikia visą tai praplėsti ir tiesiog, iš tiesų galime pradėti ir vėlgi, kaip minėjau, šioje pamokoje pratęsime darbą su stiliais. Tai praeitoje pamokoje mes išmokome priskirti kažkokį stilių, sakykime, tagui pagal tago pavadinimą ir pagal atributo, pagal atributo class. Ir šioje pamokoje priskirsime tagui stilių pagal to tago atributą ID. Ir iš tiesų tai yra gan paprasta, tarkim, vėlgi keli p tagai, tai yra paragrafai, kitaip tariant, ir tarkim, antra eilutė tekstas ir pirma eilutė tekstas. Iš esmės visą tai atrodo štai taip, pirma eilutė, antra eilutė. Bet mes galime tiesiog pasirašyti stilių ir vienam iš šių, sakykime, tagų priskirti vieną stilių, o kitam kitą. Tai vėlgi mes galime priskirti tiesiog pagal tago pavadinimą, tai šiuo atveju P. Galime priskirti pagal tago atributo class, sakykime, ir būtent šioje pamokoje mokinsimės, kaip priskirti būtent stilių pagal atributą ID. Tai pasirašome tiesiog ID ir ID viduje kažkokį, sakykime, savo, sakykime, numerį, ID ar panašiai. Aš tiesiog pasirašysiu tekstą, tarkim, pirmas. Ir dabar, kai mes žinome savo, sakykime, tago ID pavadinimą, taip tariant, mes galime, sakykime, ID reikšmę ir pagal tą reikšmę mes galime priskirti būtent tam tagui, kuris turi ID atributą su būtent mūsų reikšme. Tai jeigu mes čia įvesime, sakykime, stiliuje pirmas turės tokį stilių, tai reiškia visas tas HTML supras taip, kad stilių reikia priskirti būtent tam tagui, kuris turi atributą ID su mūsų nurodytų būtent ID, su mūsų nurodyta ID reikšme. Tai iš tiesų, jeigu mes nurodysime pirmas, tai reiškia šis P tagas gaus kažkokį stilių. Ir kaip pamenate, class atributui reikėjo naudoti tašką ir tuomet rašyti class, sakykime, atributo reikšmę kažkokią. Bet kadangi šioje pamokoje dirbsime su ID, tai mums būtina prieš pavadinimą nurodyti grotelę S, tai tiesiog toks simbolis ir toliau rašyti vėlgi ID atributo reikšmę, tai šiuo atveju pirmas. Ir toliau kodo blokė tokiam, laužtosios skliaustus jau nurodyti kažkokį stilių. Tai tarkim color, arba tiesiog red. Tai reikštų, kad spalva teksto bus raudona. Ir pasižiūrime ir štai, pirma eilutė yra raudonos spalvos, o antra yra paprasta. Ir tai reiškia tiesiog tai, kad vėlgi šis atributas P, tai yra šis P tagas turi ID atributą, kurio reikšmė yra pirmas. O šis yra tiesiog tuščias P tagas, sakykime, be jokių atributų. Ir kai mes stiliuje nurodome žvaigždutę, tai, sakykime, tie stiliai supranta tai, kad toliau eina būtent ID atributo pavadinimas. Ir čia mes rašome pirmas, kaip ir čia nurodėme pirmas, ir toliau nurodome stilių. Ir toliau visas tas HTML supras taip, kad mes norime priskirti būtent šį stilių, tai yra spalva raudona, tam tagui, kurio būtent atributas ID, kadangi čia yra grotelės, yra su reikšme pirmas. Tai jis priskiria raudoną spalvą būtent P tagui, šiam P tagui, kadangi jo ID atributo reikšmė yra pirmas. Todėl pirma eilutė yra raudonos spalvos. Bet šioje pamokoje
galime taip pat išmokti kelis naujus, sakykime, stilius, tai kaip mokėmės spalva, taip pat yra toks dalykas kaip font veikšt ir toliau nurodome, tarkim, bold. Ir tai reikštų automatiškai, kad būtent tekstas bus paryškintas. Tai kaip yra atributas bold, B, taip mes galime, sakykime, nenaudoti būtent to tago B, o naudoti tiesiog stilius. Tai dabar abie eilutės bus, sakykime, paryškintos, bet pirmoje eilutėje mes naudojame stilius, kas yra, sakykime, racionaliau būtent ir tiesiog, šiais laikais tiesiog, sakykime, kuo mažiau visų tagų, tokių kaip bold tagas, B tagas, to, sakykime, yra geriau ir racionaliau. Ir kuo daugiau, sakykime, tokių stilių, to vėlgi, sakykime, racionaliau skaitosi. Tai reiškia, kad reikia, jeigu yra galimybė apsiriboti stiliais, tai geriau apsiriboti stiliais. Ir tiek. Tai mes galime tiesiog naudoti tagus, bet tai nėra taip racionalu. Ir galime naudoti stilius, sakykime, visiškai tiems pačiems, sakykime, veiksmams. Tiesiog jeigu norime paryškinti tekstą, mes naudojame štai tokį stilių. Ir nurodome, kad tekstas bus boldas. Tai reiškia, kad jis bus paryškintas. Ir štai pirma eilutė yra paryškinta. Taip pat, jeigu, sakykime, tekstas yra nustatytas į boldą ir mes norime jį pakeisti, sakykime, sakykime, numušti tą būtent dekoraciją šitą tekstą, tai mes tiesiog rašom no. Ir toliau tiesiog jis, tampa paprastu, sakykime, nėra jokio to veikt tekstui, tiesiog fontui, tekstui. Tai, sakykime, iš tiesų, kai mes norime paryškinti, rašome bold, kai norime, sakykime, išvalyti tą visą dalyką, rašome non. Taip pat yra, sakykime, stilius, text decoration. Ir šis stilius taip pat labai naudojamas, tarkim, kai norime pabraukti tekstą, rašome underline ir tuomet tekstas bus pabrauktas. Galime rašyti overline ir tuomet bus, sakykime, jisai, iš viršaus pabrauktas, sakykime, tiesiog underline tai pabrauks iš apačios, o overline pabrauks iš viršaus. Ir yra ne tik šie du, sakykime, sakykime, tokie nustatymai būtent šio, sakykime, stiliaus, bet jų yra daugiau, tiesiog aš visų neatsimenu, bet iš tiesų, ateis laikas ir aš jums parodysiu tos visus reikalingus, sakykime, stilius ir tiesiog, kai mes kursime kažkokią svetainę, prireiks kažkokio naujo stylio, kurio jums nebuvau parodęs, tuomet paaiškinsiu, ką jis daro tiesiog ir šiaip. Bet iš esmės pamokos esmė buvo parodyti, kaip galima priskirti tagui stilių, kurio atributas ID turi kažkokią reikšmę. Sakykime, pagal atributą ID mes taip pat galime priskirti reikšmę, kaip ir pagal atributą class, tarkim. Atributas class antras, tiesiog kai naudojame stilių klasėms, rašome tašką. Kai naudojame stilių ID atributui, rašome groteles. Ir toliau vėlgi po taško pavadinimas antras. Tai darėme praeitoje pamokoje ir galime tiesiog nusistatyti vėlgi kažkokį stilių. Tai štai antra eilutė yra mėlyna. Ir galime nusistatyti bendrą stilių P, sakykime, P tagams ir būtent, sakykime, stilius bus tas, kad tekstas bus paryškintas. Ir štai visų, sakykime, P tago tekstas gaunasi paryškintas. Toliau būtent to tago teksto spalva yra mėlyna, kurio atributas class yra su reikšme antras ir būtent to tago, sakykime, stilius yra stilius yra šis stilius, kurio atributo ID reikšmė yra pirmas. Manau visą tai supratote, nes jau kartojau kelis kartus ir iš tiesų gaunu pastabas, kad aš dažnai kartojasi, bet kai kurie vis tiek nesupranta ir klausinė, tai geriau pakartoti ir įsikalti tai galvą, kad net nusibostų, tada tikrai viską suprasite ir tiesiog,
tai bus geriau ir, na, manau, šioje pamokoje viską tikrai supratote, laukite kitos pamokos, ten bus dar įdomiau ir, žinoma, nepamirškite prenumeruoti ir taip pat, sorry, jeigu gan ilgai nekūriau pamokų, jau sakiau kodėl, bet, na, taip gavosi ir pasistengsiu jas kurti kuo dažniau ir, na, laukite kitos pamokos viso.